Vasario 22-24 dienomis Plungės Žemaitijos suvenyro sporto salėje praūžė moksleivių krepšinio lygos jaunučių vaikinų gimusių 1997 metais krepšinio čempionato A3 diviziono finalo ketverto varžybos. Penktadienį vasario 22 susitiko Joniškio sporto centras ir Mažeikių sporto mokykla komandos. Rezultatu 57-51 laimėjo joniškiečiai. Jų komandoje rezultatyviausiai žaidė Arnas Bulys 22 taškai, po 12 taškų prie pergalės prisidėjo Tomas Armonavičius ir Dovydas Veikalas. Tarp mažeikiškių rezultatyviausi buvo Justas Janulis 15, Donatas Mikalauskas 9 taškai. Antrose varžybose susitiko Vilniaus krepšinio mokykla 2, Plungės sporto mokykla komandos. Jas plungiškiai laimėjo rezultatu 40-59. Vilniaus komandoje rezultatyviausiai žaidė Jonas Zakas 11 taškų, Nikita Nazarenko ir Edvinas Lapšys po 8 taškus. Plungės komandoje Vilius Lukošius 16, Deividas Rasys ir Karolis Motkus po 11 taškų. Šeštadienį vasario 23 Mažeikių sporto mokykla komanda pralaimėjo prieš Vilniaus krepšinio mokykla 2 komandą 43-57. Rezultatyviausiai Mažeikių sporto mokykla komandoje žaidė Justas Janulis 15, Edvinas Kesminas 14 taškų. Vilniaus krepšinio mokykla 2 komandoje rezultatyviausiai žaidė Edvinas Lapšys 27 taškai, Jonas Zakas 14 taškų. Antrose varžybose susitiko Plungės sporto mokykla ir Joniškio sporto centras komandos. Rezultatu 58-40 pergalę šventė plungiškiai. Nugalėtojams daugiausiai taškų pelnė Andrius Motužis 13, Daujotas Kukulskis ir Deividas Rasys po 10 taškų. Joniškio sporto centras komandoje Dovydas Veikalas pelnė 14, Arnas Bulys ir Eimantas Remeika po 10 taškų. Sekmadienį vasario 24 Plungės sporto mokykla nugalėjo Mažeikių sporto mokykla komandą rezultatu 72-60. Plungės komandoje rezultatyviausiai žaidė Deividas Rasys, jis pelnė 24 taškus. Daujotas Kukulskis 17 taškų, tarp mažeikiškių Justas Janulis 18, Edvinas Kesminas 14 taškų. Kitose varžybose dėl antros vietos finalo ketverto varžybose susitiko Joniškio sporto centras ir Vilniaus krepšinio mokykla 2 komandos. Rezultatu 56-67 pergalę šventė Vilniaus krepšinio mokykla 2 komanda, rezultatyviausiai Joniškio sporto centras komandos gretose žaidė Tomas Armonavičius pelnė 16 taškų, Dovydas Veikalas 15 taškų, Vilniaus krepšinio mokykla 2 komandoje rezultatyviausiai buvo Jonas Zakas 29 ir Edvinas Lapšys 11 taškų. Finalo ketverto nugalėtojais tapo Plungės sporto mokykla krepšininkai, vadovaujami trenerio Virgilijaus Lapio. Valentinas Gadliauskas, numeris 1. Karolis Motkus, numeris 3. Arūnas Rusys, numeris 4. Andrius Motužis, numeris 5. Vilius Lukošius, numeris 7. Liutauras Mašlinas, numeris 8. Deividas Rasys, numeris 9. Daujotas Kukulskis, numeris 11. Edvinas Valandis, numeris 13. Vilius Lapas, numeris 15. Vilmantas Vyčius, numeris 18. Mindaugas Kraujelis, numeris 33. Įteikiama taurė nugalėtojam. Antrą vietą užėmė Vilniaus krepšinio mokykla 2 komanda, vadovaujama Inos Revinskienės. Trečią vietą Joniškio sporto centras komanda, vadovaujama Tomo Armonavičiaus ir ketvirti liko Mažeikių sporto mokykla, vadovaujami Algimanto Giedros. Į simbolinį finalinio ketverto penketą buvo išrinkti Deividas Rasys, Karolis Motkus iš Plungės sporto mokykla komandos, Justas Janulis iš Mažeikių sporto mokykla komandos, Edvinas Lapšys, Vilniaus krepšinio mokykla 2 ir Tomas Armonavičius, Joniškio sporto centras. Geriausiu finalo ketverto žaidėjų pripažintas Vilius Lukošius iš Plungės sporto mokykla komandos. Komandas medaliais ir taurėmis apdovanojo moksleivių krepšinio lygos direktorius Dainius Šiprinskas. Malonu, kad Plungėje krepšinis
kyla ir vis aukštyn ir aukštyn. Malonu, kad tiek gražaus jaunimo susirinko, varžėsi ir laimėjo stipriausi. Tad džiaugiamės už organizaciją, tikimės daugiau čia tokių švenčių ir visiems gerų rezultatų ateityje. Ačiū. Plungiškiai finalinio ketvirto varžybose dalyvavo 3 metus iš eilės. 2 metus užėmė 3. vietą, o šį sezoną 1. vietą. Taigi 3. kartas nemelavo. Kartu su sportininkais džiaugiasi jų tėveliai, nes tik jų moralinė ir finansinė parama buvo galima dalyvauti čempionate ir kovoti dėl aukščiausių vietų. Dėkojame visiems prisidėjusiems prie to, kad Plungės mieste galėtų įvykti graži krepšinio šventė.